Gegužės 9 šventė Lietuvos žmonėms ar ne? Rusijoje ši data yra švenčiama kaip pergalės diena. Dėl to valstybės saugumo departamentas perspėja, kad iš šios šalies gali padaugėti dezinformacijos atakų nukreiptų prieš Lietuvą. Matoma, kad ši retorika radikalėja ir agresyvėja. Jeigu anksčiau Lietuva buvo kaltinama, kad mes perrašome istoriją, tai paskutiniu metu padaugėjo raginimų netgi pradėti karinę agresiją prieš Baltijos valstybės. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą pastebėta, kad būtent prieš pergalės dieną padaugėja klaidingos informacijos pliūpsnių. Pavyzdžiui, tokie, kad Lietuvoje yra vykdomos represijos prieš Lietuvos gyventojus, kurie švenčia pergalės dieną. Visgi kaip bebūtų, nepasiklyskime dezinformacijos labirintuose ir būkime pakantus vieni kitiems.